Sveikos, mielos moteris. Šiandien aš noriu kalbėti apie tai, kokias maisto produktai arba patiekalų vasaros metu gali mums padėti išlaikyti sveiką svorį arba netgi numesti svorio. Aš labai dažnai susilaukiu klausimai vasaros metu, ypač moterimis, kuri klausia manęs, ar man galima valgyti šaltibarščiai, kada tinka šaltibarščiai valgyti, ar man galima valgyti, pavyzdžiui, mėsą, šašlikai. Tai šiandien aš noriu tos klausimai atsakyti ir aš noriu jums būtent duoti patarimai, ką jūs galite valgyti vasaros metu, kad jūs galite ir magauti maistų. Žinau, kad vasaros metu vyksta daug šventos, aišku, mes ir dažnai ir susitinkam su mūsų artimiausias. Tai ką jūs galite dėti ant savo lėkštę be jokios kaltos jausmas ir vis tiek pasiekti savo svorį metimo rezultatų. Tai, mielas moteris, jeigu jūs tai žiūrėsite per Facebook, jums reikia prisijungti prie mano Contrabei kanale. Tai yra kanale, kur aš kiekvieną savaitę dalinuosi patarimai, kaip sveikai gyventi kaip moterimis. Taip, mielas moteris, tai pirmiausia pradėkime gal nuo tos populiariausias maistos. Ir tai gal ir pradėkime nuo baltymos ir tai yra šašlikai. Nėra blogybė yra su mėsa, tik tai mėsa neturi būti perdegti, jeigu ta yra paruošta ant grilo, tai jie neturi perdegti, jie neturi būti juodas, jie vis tiek turi būti labai sultinga ir tuomet nieko nėra blogai su mėsos padaryti ant grilo arba žuvies padaryti ant grilo. Aš manau, kad čia gali būti vienas iš geriausių maistų, kurį mes galime valgyti vasaros metu, todėl kad baltymas duoda didesnę sotumo jausmą ir tuo metu likusi diena vartosi automatiškai mažiau kilokalorijų. Tai pavyzdys gali būti, kad jeigu yra šašliko ant jūsų lėkštėje, pavyzdžiui, per pietus, ir jūs tai valgysite kartu su šviežios daržovėmis, aš galiu jums garantuoti, kad vakare jūs neturėsite didelę alkio. Tačiau jeigu ant jūsų lėkštėje bus vien tik, pavyzdžiui, sūriai ir tada tos šviežios daržovės, galiu jums garantuoti, kad iki vakaro tikrai jūs atsirasite didelio apetito ir tuomet mes pradėsim užkandžiauti visokių tokių dalykai, kurį mes negalime kontroliuoti kiekis, tuomet mes negalime kontroliuoti, kiek mes kalorijų suvalgėme ir mes galime priaugti arba bent jau mes nieko nenumesime. Tai tikrai laisvai jauskitės valgyti mėsos, žuvies, padaryti ant grilo. Tai irgi yra vienas geriausių maisto pasirinkimas, jeigu jūs valgote restoranos, jeigu yra ant meniu ant grilo paruošta mėsos. Tai yra daug geriau negu, pavyzdžiui, paimti bulviniai blyneliai. Ir aš toj pakalbėsiu apie produktą, kurį nelabai tinka vasaros metu arba kurį gali tikrai stabdyti jūsų rezultatų. Tai ką valgyti prie mėsos, geriausia būtų šviežios daržovėmis, tai, agurkai, pomodorai, paprikos, ridikėlė, saloto lapai, svogūnų laiškai, viskas, kas dabar mes galime surasti, kas yra susijęs su šviežios daržovėmis. Tuomet, kas dažniausiai irgi būna ant stalo dabar yra šaltibarščiai. Ar šaltibarščiai tinka svorio metimo metu? Taip ir ne. Labai priklauso nuo kaip jūs ruošiatės, kaip jūs gaminate savo šaltibarščiai. Aš žinau, kad yra moteris, kuri tai daro nuo kefyro ir tas kefyras gali būti 5–6% riebumo. Arba yra moterį, kuri dar papildomai dedate grietinę, kuri yra jau 30% riebalų. Tai kokią santyką jūs naudojate? Aš, pavyzdžiui, asmeniškai darau šaltibarščiai vien tik su kefyras. Ir tada, aišku, burokėlė, svogūnų laiškai, krapai, gali būti irgi ratikėlė, aš irgi mėgstu tuo kiaušiniai, bet aš papildomai nedėsiu jokios ten papildomai grietinę, kur yra labai daug riebalų. Tai tuo tikrai reikia vengti visos patiekalus, kur yra labai daug grietinė. Ir tai irgi galioja jūsų salotas, šviežios salotas. Ar jūs tai darote su pusę indelį grietinę, arba ar jūs tai darote, pavyzdžiui, su liesas graikiškas jogurtas, kuri tikrai duoda tą patį skonis,
bet kalorijų kiekis, kadangi kad riebumo procentų ant tiek skiriasi, pavyzdžiui, graikiškas jogurtas liesas yra 2,5 gramo riebalų po 100 gramų, o grietinė yra 30. Tai čia yra didžiulis skirtumas, dėl to ir kalorijų bus didžiulis skirtumas. Tai geriau rinkite liesesnę panašis skonis, bet jūs tikrai gausite 3 mažiau kilokalorijų ir jūs galite vis tiek numesti svorio. Tai visada stenkitės tai kontroliuoti. Ir tuomet, ką mes valgome su šaltibarščiai, tai yra bulvės. Ar bulvės yra virti, ar jie yra kepti. Aš vieną dieną valgiau pas draugę ir tikrai galiu pasakyti, kad tai yra labai skanu paruošta. Jinai bulvės išveria ir tada pasikepo su lašiniai. Ir tai buvo tikrai fantastinis skonis. Bet tai tada jau man yra ta laisva diena šeštadieniais, laikas su draugėmis, kai aš jau noriu biškį pailsėti, vieną dieną per savaitę, kai aš leidžiu savo tokią patiekalas. Bet kai aš noriu šaltibarščiai savo padaryti dienos metu, pietų metu, tai aš vien tik virau bulves arba aš jo kepu orkete be jokios papildomos riebalų. Ir čia jūs irgi galite taupyti labai daug kalorijų. Aišku, bulves, kurie yra kepti aliejose arba jeigu jie yra kepti lašinai, kaip mano draugė, čia nėra gerai, jeigu mes norime kontroliuoti svorį, jeigu jūs norite kontroliuoti savo insulino, tai klauskite savo, ar bulvės man padės ar ne. Jeigu taip, tai virti bulvę vienas mažas arba vidutinę, kartais net užtenka pusę ir geriau pridėkite daugiau virti kiaušiniai, tame, kad jūs jaustumėte sotus. Tai ką aš mėgstu daryti yra, kad vieną puodą šaltibarščiai aš dedu 4-5 kiaušiniai. Todėl, kad aš noriu gauti sotumo jausmo nuo sriuba, o ne nuo bulvės. Bulvės aš pridedu tik vieną, tik dėl to, kad tai yra aišku skanu, tai labai gerai derinasi, bet aš tikrai nededu kokias 3 bulves, kur dažniausiai būna porcijos restorane. Tai yra per daug ir tikrai, jeigu jūs turite jautrus insulino, tai tikrai gali staigiai šokti insulinas į viršų. Ir aišku, aš nenoriu pasakyti, kad valgyti be bulvės, bet jeigu jūs norite kontroliuoti cukraus kiekį kraujyje, jeigu jūs turite tą problemą, tai tuomet aš tikrai pakeičiau bulves su daugiau virti kiaušiniai arba virti kiaušiniai šalia 2 šilti kiaušiniai vietoj 2 šiltos bulvės. Tai šaltibarščiai irgi tinka geriau vieną valgyti ir kad jisai nebūtų kaip pavyzdžiui starteris ir po to dar ateina jūsų antras patiekalas. Tai jeigu aš valgo šaltibarščiai namuose, tai yra jau mano pietus, kadangi kad aš galiu pridėti kiaušiniai, tai aš gaunu ir baltymai, aš gaunu ir daržovės ir tada aš gaunu visos tos daržovės irgi ir angliavandenių. Tai sveikų riebalų nuo kefyro, baltymai ir angliavandenių, tai čia yra man jau patiekalas. Man nereikia, pavyzdžiui, valgyti šaltibarščiai ir dar laukti kažkokį kepsnis ant viršaus. Ne, čia yra jau per sunku ir tai jau yra skirta kartą per savaitę, kai tu kažkur valgysi ir tada, tu pavalgysi tą pietus ir tavo vakarienas kartais ir net nebūna po tokius sotus pietus, arba jisai būna labai lengvai. Tai šaltibarščiai vienas valgyti tai yra labai gerai, jisai tinka puikiai per pietų laiku. Jeigu juos perkelsite į vakarą, tuomet aš tada nevalgysiu su bulvės, o geriau tada 2 virti tos šiltos kiaušinius. Tuomet uogos, vaisiai. Vaisiai tikrai turi labai daug vitaminai, mineralai, ląstelienos. Jie yra labai skanus, jie irgi yra sultingos, jie turi irgi tam tikros vanduo. Tai vasaros metu aš tiesiog neįsivaizduočiau be vaisiai. Bet žinoma, mes turime tą skaičiuoti ir įvertinti pagal savo kūnas. Vėlgi, jeigu jūs esate labai jautri cukraus, tuomet aš rinkčiau tomis vaisiai, kurie nėra per saldus. Tai pavyzdžiui, geriau tada rinkti kažkokį uogomis, tai yra mėlynos, tai yra avietomis. Ir jo visada valgykite kartu su varške arba kefyras
arba graikiškas jogurtas, tame, kad juos viena nevalgytų. Nes kai jūs kartu valgysite baltymai su vaisiai, jūsų cukrus kiekį nestaigiai padidins. Jūs vis tiek galite kontroliuoti cukrus kiekį kraujyje, kad tai būtų kuo stabilesnė. Tai aš praktiškai, kai aš darau, pavyzdžiui, vaisiai, aš valgau jie dažniausiai kokteiliuose ir aš tame dėdu ir pasakos, ir taip pat aš dėdu sveikų riebalų, pavyzdžiui, pusę avokado, aš taip pat dėdu baltymus ir tai viską sumažina, kiek staigiai pakils mano cukrus kraujyje. Ir todėl aš retai valgau vaisiai viena. Aš dažniausiai jo valgau kartu su varškė, graikiškas jogurtas, kefyras, pasakos, kaip aš jums pasakoju. Ir jūs turite tą daryti, jeigu jūs turite problemą su insulino, jeigu jums yra sunku numesti svorį, dažniausiai jums grynas cukraus gauti nėra geriausia pasirinkimas. Ir tada rinkite vaisiai dienos metu, kai jūs esate aktyvesni. Nelaukite vakare juos valgyti, nes jūs tada, jūsų aktyvumas sumažėja, jūs tada tik sėdate, o kam reikia tada cukraus valgyti, jeigu juos nenaudosite kaip energijos. Tai geriausia yra vaisiai, pavyzdžiui, kaip aš pavalgau pusryčiai, kur, pavyzdžiui, yra lašišos su kiaušiniai, ir po to aš valgau saujo uogas arba pusėtą obelis, kažkokie vaisiai nektarinas, kuri man patinka. Ir tuomet aš paskutinę kartą valgau, iki 4 valandą valgau savo vaisiai ir tada jo ant vakarą paliksiu visiškai be vaisius. Tai vaisiai, kuri tinka vakare, yra tik tai tada tuos, kur yra labai rūgštos, pavyzdžiui, kai kurie uogomis, ir tai kartu visada su avokadomis arba su varške. Ir tada aš galiu jums tik pakorekomenduoti, kad jeigu jūs esate labai jautrus cukraus, pasilikite tuos vaisius, kurie turi didžiausių cukrus kiekį, pavyzdžiui, kaip mango, pasilikite juos į kartą per savaitę arba kas trečią dieną, ne kasdien. Ir rinkitės tuos su mažesnė cukraus kiekį kasdien tuomet valgyti. Bet tai nereiškia, kad jums reikia visai atskratyti. Bet palikite tos taisyklus ir tikrai galėsite irgi vaisiai pasidžiaugti vasaros metu. Tuomet noriu pasikalbėti apie tuos dalykai, kurie tikrai gali ir kartais ir pakenkti. Tai pirmas dalykas yra, kad yra keptos sūris ant grilo. Jeigu mes jau kalbame apie ant grilo paruošti maisto, tai mes turime arba mėsos, arba mes tada turim tos keptos sūris. Keptos sūris, žinau, kad labai dažnai moteris galvoja, kad sūri yra nekalta, jisai yra ką, tai yra vegetariškas produktas. Taip, bet sūri turi labai daug riebalų. Priklauso nuo sūri rūšis, bet dažniausiai jisai turi labai daug riebalų. O riebalų jūs turite prisiminti, kad tai yra makronutrientai, kurie turi didžiausią kalorijų kiekis po gramo. Tai pavyzdžiui, baltymai, angliavandenių turi 4 kilokalorijų po gramo, o riebalų turi 9 kilokalorijų po gramas. Tai yra dvigubas kalorijų kiekis. Tai pasilyginsime, pavyzdžiui, jeigu mes turime liesą ten vištienos krūtinėlę, tą patį gramai sūrį ir vištienos, sūrį turės dvigubai kiekis kalorijų negu vištienas. Ir vištienas, aš galiu jums garantuoti, kad jisai duoda didesnę sotumo jausmą negu sūrį. Bet moteris vis dėlto galvoja, kad sūrį yra geresnė pasirinkimas, o jisai yra ne, nes jisai turi daugiau kilokalorijų ir vis dėlto, kai mes norime numesti svorį, vienas iš svarbiausių dalykų yra, kiek jūs suvalgote kalorijų per dieną. Tai nepriklauso ant tiek, kokias ant maisto produktas jūs rinkote, bet kiek jie turi kalorijų ir kiek yra jūsų apskritai kalorijų kiekis, kiek jūs suvalgote per dieną. Jeigu jūs vartojate per daug kalorijų, reiškia, jūs nenumesite svorį. Jeigu jūs vartojate mažiau, negu jūs sudeginsite, tuomet jums svoris krenta. Tai sūriai yra dalykas, kurį tikrai turi būti atsargos, nes tikrai turi daug kalorijų. Antras dalykas yra alkoholio. Aš žinau, kad vasaros metu alkoholį ir tuomet prasideda visos užkandžiai
prie alkoholės. Tai yra visokie čipsai, visokie duonelės, visokie sūriai, visokie ten alyvogių, bet prisideda lašinukai. Tai jeigu jūs dažniau vartojate alkoholės, tikimybė yra, kad jūs irgi dažniau užkandžiaujate. Ir tai, ką jūs užkandžiaujate, tai yra papildomai kalorijų. Ir tos kalorijos tikrai verčia kaip papildomas kūno riebalais. Tai atsargai su alkoholio kiekis, nes labai dažnai alkoholį jisai padidina apetito. Ir sekančią dieną po alkoholio gėrimas, dažniausiai mes jau nebenorime būti tokie aktyvi, nes, organizmas sulėtėja, mes biškai blogai jaučiamės, nėra apetito valgyti salotas, mes norime valgyti labai riebų, tai dar pizzą užsakėm, dar kebabą užsakėm. Ir taip jau visos rezultatų yra sugadinti. Tai jeigu jūs geriate alkoholio, tai turi būti labai mažai kiekis. Dažniausiai yra geriau sausa vynas, negu pavyzdžiui ten bukalė alų. Jeigu alaus, tai vieną stiklinę įsitikinti, kad tai yra be užkandis. Nes labai dažnai realiai net tiek yra alkoholis kaltos, kiek svorį augimas, bet tai dažniausiai yra tai, kas eina kartu su alkoholio gėrimas ir kokį apetitą tai iššaukia paskui. Bet aišku, mes negalim ignoruoti, kad alkoholio irgi kenkia kepenis ir dėl to sekančių dienomis jums gali sustabdyti riebalų deginimasis, todėl kad kepenis turi išvalyti tos toksinus nuo alkoholio ir tuomet riebalų deginimasis baigėsi. Iki tol, kol kepenis atsigaus ir tai priklauso nuo jūsų kepenis veiklas, tai priklauso nuo kiekis alkoholio, kiek jūs išgerat, labai daug tokių dalykų priklauso. Bet jo, atsargiai su alkoholiu. Dar vienas dalykas yra žinoma, kad vasaros metu yra ledų. Ir aš žinau, kad vasarą tikrai, aš žinau, kad mes tai pasilgom, vaikai pastovi norim, arba vyras nori, kažkas tai nori, kur yra mūsų kompanija ir dėl to mes irgi valgome. Ir aš irgi kelias porcijas tikrai suvalgau per vasaros, aš nemeluočiau. Bet reikia tai nedažnas dalykas daryti. Dabar, kai išvažiuoju į parduotuvę, aš mačiau, kad tiesiog žmonės perka maišus po maišus ledų. ir čia yra, jeigu jūs tai perkate savo vaikai, galbūt, aš galiu tą praleisti, bet jeigu jūs tai perkate, kad visi kiekvieną dieną valgyti po 2-3 porcijos ledų, tai čia jau reikia stop, nes ledų jisai turi dvi dalykai, kurie yra labai blogai mūsų svorį. Tai yra daug cukraus, daug riebalų, tai yra grietinė su cukraus. Tai grietinė su cukraus yra receptas tame, kad jūsų priaugsite daugiau kūno riebalais. Ir jeigu jūs valgysite kelis kartus porcijos per savaitę, tai tikimybė, kad jūs numesite šį vasarą svorį yra labai mažas šansas. Tai aš žinau, kad ledų yra skanu. Vienas dalykas, ką aš galiu rekomenduoti vietoj įprastas plombyrinas, yra sorbetas. Sorbetas dažniausiai neturi riebalų, bent jau jisai turi tik tą cukraus, bet tai yra ne toks bombas, kaip pavyzdžiui ir riebalų, ir cukraus. Tai sorbetas, aš labai mėgstu mangų sorbetas, kažkoks tai ten uogomis. Ir jūs patys tai galite padaryti namuose. Aš irgi savo sorbetą darau namuose ir aš dar pridedu irgi baltymai, tai yra baltyminės milteliai. Ir tai yra tiesiog sveikesnė variantas ir aš galiu irgi dalyvauti ledų valgyti kasdien. Tai yra tik trintas uogomis, baltymų miltelį ir galėsi, jeigu nori, ten pusę avokado pridėti, jeigu nori švelnesnę konsistenciją. Bet tai yra sveikesnė būdas, tikrai yra ir internete milijonų receptai, aš galbūt ir kitą savaitę su jumis pasidalinsiu tos receptus, bet čia yra būdas, kaip jūs galite nors ir kasdien valgyti ledų, bet negauti tos bombiškas receptą priaugti riebalų arba neatskratyti jokios kalorijų. Ir tada gal pabaigsiu su tuo, kad, aišku, vasaros metu mes dažniau ir valgome restoranuose, mes dažniau einame į miestą, mes irgi keliausime, išvažiuosime iš namų ir tada, aišku, mes esame su tuo susidūręs, kad reikia restoranes valgyti. Aš visada sakiau, kad netgi restoranuose tu visada galėsi
surasti tai, kas yra arčiausia. Aš nesakau, kad tai bus 100% kaip tavo mitybos rekomendacijos, bet tai, kas yra arčiausia tavo mitybos rekomendacijos. Tai pavyzdžiui, visi restoranai, jie tikrai turės kažkokią žuvies, steikas, kepsniai daryti ant grilo. Praktiškai visi, arba tai yra kepti. Ir tai yra su šviežias daržovėmis, gali būti su ant salotas, gali būti su ant grilo paruošti irgi daržovėmis. Visi turi srubą daržovėmis arba šaltibarščiai. Ir tu gali rinktis tada. Bet jeigu tu prasidėsi su bulviniai blyneliai pastovi cepelinai, pastovi kažkoks labai riebus, picos, kebabai, riebus ten visokių ten padažų. Aišku, nebus rezultatų šį vasarą. Aš manau, kad tokių dalykų tikrai reikia arba visiškai vengti, arba labai retai. Labai retai. Ir retai tai reiškia kartais, kai kurie moteris tai yra užtenka kas mėnesį kartą. Ir jeigu jūs labai daug sportuojat, jūs tikrai lengvai gali atskratyti riebalus, jūs neturite tą problemą, tai kartą per savaitę arba kartą per 2 savaitės. Tai čia yra nedažnas dalykas, kurį turi būti kas savaitę, bet aš visada sakiau, kad nėra universalus tos rekomendacijos. Žiūrėkite į save ir klauskite savo, ar man krenta svoris. Jeigu jisai nekrenta, turbūt kažkur daro tą klaidą. Ir tai yra, per dažnai leidžiate savo kažko skanaus, per dažnai leidžiate tos ledų porcijos, per dažnai leidžiate alkoholio gėrimas, per dažnai leidžiate restoranos valgyti, per dažnai leidžiate kažkokį pyragaičių valgyti pas draugę. Na, vat yra visada priežastis, kodėl mums nekrenta svoriai. Tai, mielas moteris, būtų mano patarimai šiandien, kaip jūs galite valgyti skanai šį vasarą ir vis tiek numesti svorį, vis tiek pasiekti savo kūno rezultatų. Ir jums nereikia tik žiūrėti, kaip kiti valgo, tikrai galite pilnai dalyvauti, tik padarykite teigiamos ir protingos pasirinkimai, kai pasirinksite savo patiekalų, ką norėsite tą dieną valgyti ir tuomet tikrai neturėsite problemų su svoriu. Ačiū Jums, kad klausėte, būkite sveiki ir iki.